Galėčiau dar ilgai žiūrėti ir stebėtis, bet neiškinčiu nepaklausęs. Ką čia darot? Kad ir ką aš bedaryčiau, aš visada darau verslą. Vis tiek paprašysiu paaiškinti smulkiau. Aš tuoj į rinką paleisiu bombą. Susipažinkit. Dešronautai. Dešronautai? Nu taip, dešronautai. Mėly žaisliukai, negailestingai ištaškysiantis visus mano konkurentus. Vaikai taip norės surinkti visus dešronautus, kad tėvai pirks Meslitos ir tik Meslitos produkciją. Dabar va, kaip tik ir kuriu dešronautų kolekciją. Ir kiek kolekcijų bus dešronautų? Nu, žinok, dar nežinau. Dar nesugalvojau. Šiaip tai iš principo sunkiausia jiems yra sugalvoti vardus. Jau turiu vat 4. Tai servelatonas, lašininzė, pipirūnė ir kumpenagas. Geri pavadinimai, ką? Nu, taip galvoju, kad reiktų dar kokiu 8, plius minus. Žodžiu, čia tik tai tarp mūsų, garso nerašy gerai. Žodžiu, paskelbsiu, kad kolekcija sudaro vienu daugiau, negu tipo iš tikrųjų bus išleista tų dešronautų va šitų. Kad niekas nesurinktų, pilnos kolekcijos, bet visi bandytų iki negalėjimo ir kurtų legendas apie labai retą dešronautą. Skilanderį. Manote, kad etiškai išnaudoti vaikus, kad parduotumėte daugiau dešrų? Palauk. Įdarbinti vaikų negali. Mušti vaikų negali. Nu tai bet gal bent jau va čia kažkokia tai iš jų nauda bent jau gautųsi. Nu panaudokim juos marketingui. Nu tu supras paprastai. Vaikas vis tiek zys. Bet kokiu atveju jie visada zyzia. Nu tai tegul dabar zyzia kažkokiu tai konkrečių dalykų, ne kažkokiu tai nesąmonių. Tai tegul tėvams dabar zyzia, kad nupirktų jiems konkrečiai va dešronautų. O ne kad nuvežtų ten į vandens pramogų parką. Arba ten, kad leistų, žinai, ilgiau prie kompo pasėdėti. Nu čia yra nesąmonė. Manot, kad vaikams patiks dešronautai? Pailgi šudukai. Negrabiai išdažyti ryškiom spalvom. Nu kas čia gali nepatikt? Su puponautais vaikai gali žaisti, ten yra žaidimo lentų ir kitų priedų. Dešronautams irgi tokių žaidimų prigalvosite? Ne. Bus dar geriau. Dešronautus bus galima suvalgyti. Netgi iš tikrųjų reikės suvalgyti, nes, galiojimo laikas bus labai trumpas. Todėl tėveliams dešronautų kolekciją teks visą laiką atnaujinti nuolat ir nuolat. Gerai sugalvojau. Švis šitas kažkoks tai nesąmoningas gavosi, pradėsiu iš naujo, kaip pimpačkukas atrodo baisus.